O jeigu to vyro nebūtų, o tai ką jūs tada darytumėt? Nes ar tikrai tai yra, kai nerodo to dėmesio, tai yra atšalimas? Ar tikrai yra tai? Na tas pastovus to dėmesio norėjimas, man jis toksai asocijuojasi su vaikiškumu. Kad reiškia žmogus, jis pats nemoka užsiimti savimi, nemoka pats prisipildyti pats savimi, savo veiklomis kažkokiam, savo, kai jisai sugalvotų kažkokiam įdomybėm ir jam pastoviai reikalingas kitas žmogus. Ir tokiu būdu jisai tą žmogų kitą kaip prirakina prie savęs, žinau, tokiais vat antrankiais. Daryk, patraukit tą antrankį ir jis jau bėga pas tave, nes, daryk, man reikia apkabinimų. Kažkas tokio. O jeigu pasimastyti, kaip jūs galėtumėt pati tą poreikį patenkinti. Va, vieniša, suprantat, kai aš pasakau, kad jaučiuosi vieniša. Tai vienišumas yra toks kaip proto būsena. Tai yra, kai žmogui pačiam su savim neįdomu, kai jam neįdomu gyvenime, jis jaučiasi vienišas. Nes iš esmės mes esam visi po vieną, jaučia, kad kai bebėgsi, ką bedarysi, ta prasme, tu vis tiek esi vienas. Kad ir kiek žmonių yra aplink tave. Ir žmogus minioje gali jaustis vienišas, todėl kad tai yra jo proto būsena. Jam yra neįdomu. Tai jums pasiūlyčiau, žinokit, paieškoti savyje įdomumų